Niekad neteko girdėti, kad būtų apsinuodiję vandeniu iš čiaupo. Čia toksai gal daugiau mados reikalas ofisuose, kad būtų vanduo atsigerti, dėl to paties, kad manoma, kad iš čiaupo vanduo tiesiai gerti yra netinkamas, todėl statomas šitas vanduo stovintis. Bet stovintis, esant vienodam sąlygom, blogiau negu bėgantis. Tas vanduo dažniausiai yra normalios kokybės, atitinka visus higienos normos reikalavimus ir tam butelėje yra paruoštas saugiai. Vienas trūkumas, kad dažniausiai ten būna vanduo minkštintas. Ir antras jo didžiulis tai yra trūkumas. Tai, kad kada įsipilat pirmą puodelį iš to butelio vandens ir ten papuola keletas burbulų į vidų kartu su aplinkos oru. Tenais, reiškia, susidaro mikrobiologinė ferma. Ką tai reiškia? Tam butelė yra šviesu, šilta, drėgna, yra deguonies. Tai yra visos sąlygos veistis mikroorganizmam. Jeigu jūs tą vandenį suvartojate per 2-3 dienas, tai tada viskas tvarkoj. Bet jeigu tas vanduo stovi ilgiau, ypač vasaros metu, tai jame mikrobiologinė tarša dažniausiai pakyla iki žymių reikšmių ir dažnai viršyje leistinas normas. Galimi ir kai kurie cheminiai pasikeitimai. Gręžinio vandenį azotas dažniausiai būna amonio formos, NH4. Ir tai jis yra sveikatai praktiškai nekenksmingas, bet kada jis papuola į oksidacinės sąlygas, oras ir taip toliau, ir mikroorganizmai kai kurie tą gali atlikti, jie iš to amonio pradeda gaminti nitritus ir nitratus. Jeigu jau pagamina nitratus, tai dar nieko, bet tas periodas, kada būna pagaminti nitritai, vanduo gali tapti toksiškas. Jonizuotas arba kitaip dar vadinamas aktyvuotas vanduo, tai čia galiu labai tvirtai pasakyti, yra visiškas klientų mulkinimas. Elektrolizės būdu pagaminamas, reiškia, prie vieno elektrodo pagaminamas silpnai šarminis vanduo, prie kito elektrodo pagaminamas parūgštintas vanduo su chloru. Kaip visi dabar džiaugiamės, kad vandentiekio vanduo jau nebechloruojamas, tai tais ionizatoriais pagaminamas stipriai chloruotas vanduo, kuris 10 kartų viršina visas leistinas normas. Tam vandenį nėra jokių gydomųjų savybių. Aš kalbėjau asmeniškai su tais, kurie šitos ionizatorius platina ir jie nesugebėjo paaiškinti nei vieno teigiamo šito vandens savybės. Pirma, ką jie aiškina, kad šarminis vanduo šarmina organizmą. Organizmą šarminti yra toks visiškai beprasmiškas terminas. Organizme skirtingose vietose yra skirtingas pH, skirtingas redokso potencialas ir organizmas jos palaiko tokius, kokie jie yra reikalingi. Skrandyje yra rūgšti aplinka, tarkim, plonosiuose žarnuose yra šarminė aplinka, taip ir turi būti. Ir šarminti organizmą tai yra beprasmiškas užsiėmimas. Dar jie aiškina, kad šitas vanduo yra artimas kraujo pH ir kraujo redokso potencialui. Bet šitas argumentas yra labai menkas, taip kaip panašiai kaip sakytų, kad turim gerti tik tokį vandenį, kuris yra mūsų kūno temperatūros. Nes jeigu gersim šaltesnį arba karštesnį, tai organizmas išnaudos gyvybinės energijas tam temperatūrai atstatyti. Tai irgi yra visiškai beprasmiškas teiginys. Vienas iš prekeivių aiškino, kad ionizuotam vandenį yra neigiamas redokso potencialas šarminiam vandenį ir dėl to jis yra antioksidantas. Ir jisai turi elektronų perteklių ir dėl to labai stiprias gydomasias savybės. Tai pirmas dalykas. Vanduo negali turėti elektronų pertekliaus. Kaip neįmanoma magnetą perlaužti, taip kad atskirai būtų neigiamas polius, atskirai teigiamas, taip negalima pagaminti gėrimo su elektronų pertekliumi. Redokso potencialas geriamam vandenį iš esmės priklauso nuo to, kiek jame yra ištirpę deguonies. Jeigu vandenį ištirpsta deguonis, gaunasi teigiamas redokso potencialas. Jeigu vandenį deguonies nėra, priklausomai nuo kitų ten esančių medžiagų, gaunasi neigiamas redokso potencialas. Tai yra irgi toks pats parametras, kuris išgėrus ionizuotą vandenį ir stabilus iki skrandžio, o toliau jau jisai pasikeičia.
Sidabrinis vanduo. Sidabras turi tam tikrų baktericidinių savybių. Šiek tiek tirpsta vandenį ir apsaugo vandenį nuo bakterijų poveikio. Taip pat tokį vandenį bažnyčiose naudoja, ten kur visi įkiša ranką prieš persižegnodami. Ir sidabras apsaugo nuo mikrobiologinės taršos dalinai, bet ne visiškai. Galima sakyti, kaip yra vaistai sveikiams žmonėms. Tai ir šitie visi filtrai ir tie buteliai su vandeniu yra vaistai sveikiams žmonėms. Jums visą gyvenimą geriant vandenį iš čiaupo ir iš kraniukų, kurie šiaip jau mikrobiologiškai nesaugus yra tie fontanėliai. Nes ten irgi mikrobų gali labai lengvai įsiveisti ir susisiekti. Jum nebuvo jokių problemų, bet kai pasiūlė dar pagerinti, tai jūs ir gerina. Taip labai daro su vaistais sveikiam žmonėm, kai tai yra geriausia. Nes jeigu jums liga kokia nors ir sergat, išgeriat vaistą, tai jaučiat, padeda ar nepadeda. O sveikam žmogui sakyt, kad tai gerina, daleiskim, toksinų šalinimą arba atsparumą ligoms. Tai yra tokie neapčiopiami dalykai visiškai. Ir jūs patikit, kad tai tikrai kažkom tai padeda ir kažką, ir tai tampa kaip mados dalykas toksai.